jaučiate, kaip ilgos vasaros dienos ir šiltos naktis vis greičiau traukiasi už horizonto? Mūsų miestai ir miesteliai netrukus pakeis savo rūbą, o žmonių gyvenimus užpildys visai kiti džiaugsmai bei rūpesčiai. Ir tai yra gerai, jų gyvenimas tęsiasi, o jo grožis slypi pačioje įvairovėje. O pastarosios mūsų kraštai tikrai nestokoja. Tad kol dar galutinai nepaleidome šios vasaros, kviečiu pažvelgti į Olando kepurę iš paukščio skrydžio ir prisiminti kelis svarbius faktus apie šią unikalią vietą. Olando kepurė – gamtos paveldo objektas, įspūdingas 24 metrų aukščio skardis tarp Girulių ir Karklės. Tai aukščiausia Lietuvos pajūrio vieta, suformuota ledynmečiu. Skardis nuolat kinta, Baltijos bangos ir požeminiai šaltiniai ardo šlaitą, o kartu su slenkančia žeme į jūrą nugriūva ir medžiai. Nuo apžvalgos aikštelės atsiveria nepakartojami vaizdai į Baltiją ir akmenuotą paplūdimį. Šie akmenys taip pat ledynmečio palikimas, kurį iki šiol skalauja bangos. Istorijoje Olando kepurė buvo svarbus orientyras jūreiviams. Ji pažymėta žemėlapiuose jau 17 amžiuje, o 1818 metais čia pastatyti navigaciniai ženklai. Pavadinimą, manoma, lėmė skardžio formą, iš jūros pusės primenanti Olando kepurę. Kita hipotezė teigia, jog vietovė galėjo būti pavadinta pagal 16 amžiaus žemių savininką, Olandų pirklį Hermaną van Bomelį. Vietiniai dar 19 ir 20 amžiaus pradžioje šią vietą vadino Melnmuiže, iš kuršių kalbos verčiant Juodasis dvaras. Iš čia prasideda Litorinos pažintinis takas, 2 km maršrutas buvusios Litorinos jūros pakrantė. Čia galima išvysti žmogaus sodintą mišką su šimtamečiais maumedžiais, bukais ir platanų medžiais, primenančiais dvaro parką. Įdomu ir tai, kad šioje vietoje rasta mamuto durklo dalis. Geologas profesorius Albertas Bitinas primena, kad prieš 40 000 metų Baltijos jūros dar nebuvo. Čia tyvuliavo duburiai ir ežerynai, o klimatas buvo šaltas ir sausas. Tuo metu šiose vietovėse gyveno mamutai, gauruoti raganosiai ir kiti stambių žinduolių atstovai. Šiandien Olando kepurė gausiai lankoma vieta. Deja, tai liudija ir automobilio eilės, kurios dažnai matomos tiesiog pakelėje dėl nepakankamo parkavimo vietų skaičiaus. Apibendrinant galima pasakyti, Olando kepurė – tai vieta, kur susitinka geologijos istorija, pajūrio gamtos didybė ir žmogaus palikimas. O kol grožimės šiais unikaliais mūsų krašto vaizdais, norime Jums padėkoti už šio kanalo palaikymą Jūsų patiktukais, o patiems neabejingiausiems atskiras ačiū už komentarus ir prenumeratą. Iki greito susitikimo.